Kas nutiktų, jeigu kas rytą visą mėnesį savo kartotumė šios žodžius, kuriuos vėliau pasakysiu. Tavo mintis yra arba tavo kalėjimas, arba tavo sparnai. Renkiesi pats. Ar žinai, kad mūsų žodžiai ir mintis programuoja mūsų pasąmonę? Tai vadinama neurolingvistiniu programavimu. Ir štai tau iššūkis, kurį priims tik tai tie, kurie nori realių pokyčių. Užsirašyk šios žodžius ant popieriaus lapo ir kas rytą garsiai kartok. 1. Aš esu geriausias. 2. Aš galiu tai padaryti. 3. Dievas visada su manimi. 4. Aš esu nugalėtojas. 5. Šiandien yra mano diena. Pažadu, po 30 dienų tavo gyvenimas tikrai pasikeis. Komentaruose parašyk, priimu iššūkį. O po mėnesio grįšim ir pasikalbėsim apie pokyčius, kuriuos pastebėjai. Tavo žodžiai, tavo realybė. Nori ją perrašyti? Pradėk šiandien.